Kviečiame daktarę Lijaną Gvaldaitę, jinai jau yra patyrusi šeimos politikos kovų veteranė, galim sakyti, nacionalinės šeimos tarybos laikinoji pirmininkė, kurios įžvalgų tikrai visada girdime įvairiose konferencijose, kurios skirtos demografijos temom. Ir Lijana kalbės tema šeimos politikos iššūkiai ir sprendimai Lietuvoje, ką galime padaryti šiandien. Taigi pradedam nuo savojo kiemo, apžvelgdami, ką galime padaryti ir ypač svarbus, aš sakyčiau, čia žodis turbūt yra šiandien, nes mes turime už kažko užsikabinti. Mūsų tikslai yra milžiniški šios konferencijos atstatyti gimstamumą, tačiau iš tikrųjų nuo ko mes galime pradėti būtent šiandieną, nuo kokių veiksmų. Taigi, Lijana, prašom. Taip, laba diena visiems, ačiū gerbiamas Dovilai už tą pristatymą ir dėkoju gerbiamai Seimo nariai Aušriniai Norkienei už pakvietimą ir iniciatyvą diskutuoti demografijos ir šeimos politikos klausimais labai aktualiais, ne tik tai Lietuvai, bet ypač mums, aktualiais ir visai Europai. Ir pasidalysiu nacionalinės šeimos tarybos šeimos politikos formavimo ir įgyvendinimo patariamosios institucijos prie Seimo vertinimais ir pasiūlymais. Tai viena iš tarybos darbo krypčių yra būtent vertinti demografinės tendencijas ir jų sąsają su socialinė ir ekonominė situacija ir teikti pasiūlymus. Ir praeitais metais parengėme metinį pranešimą apie jaunas šeimas Lietuvoje pagal demografo docento Daumanto Stumbrijos studiją. Ir čia remsiuosi ir šio pranešimo medžiagą. Ir, pirmiausia, šiek tiek konteksto apie demografijos situaciją Lietuvoje, čia neišsiplečiant, kadangi vėlgi daug yra duomenų, informacijos žinoma. Tai kaip ir mūsų Baltijos kaimynės, Lietuva susiduria su labai mažu gimstamumu. Ir ne apie 1,18 vaiko vienai moteriai ir sparčių gyventojų senėjimų. Ir šiuo metu mes esame viena iš sparčiausiai mažėjančių šalių Europoje. Ir čia cituojami jau Europos ir tarptautinių kontekstų, net tiek mokslininkų, tiek ir politikų. To priežastis yra ne tik gimstamumo mažėjimas, sumažėjimas, bet vis dar išliekantis aukšti mirtingumo, netekčių, sveikatos problemų, migracijos rodikliai, kas nebejotinai turi įtakos demografijos raidai. Ir tie rodikliai iš tiesų išlieka aukšti, nepaisant pozityvių tendencijų šiose srityse pastaraisiais metais. Čia skaidrėje matote sumažėjusi mūsų jaunimo nuo 15 iki 29 metų skaičių, tai vienas mažiausių rodiklių Europoje, taigi gimstamumas sumažėjo ir dėl jaunimo emigracijos. Tai raudonai pažymėtos juostelios rodo kaip tik tą jaunimo grupę ir iliustruoja išvykusiųjų dalį. Be to, aišku, kaip ir kitur keičiasi jaunimo nuostatos, gyvenimo būdas, todėl ir šeimos kūrimas atidedamas. Šios tendencijos yra paplitusios ir kitur, tačiau jų poveikis mažai šaliai, kaip mūsų, yra daug didesnis. Dar pridurtina, kad mūsų regiono gyventojus jaunimą nebejotinai veikia ir geopolitinis nesaugumas. Žvelgiant į šeimos kūrimo kalendorių, moterių amžiaus vidurkis dabar pasislinko iki 28 metų, vyrų apie 30. Ir akivaizdu, kad tai sumažina tikimybę turėti daugiau nei 1 ar 2 vaikus, jei jų ir norėtų. Demografai atkreipė dėmesį, kad tarp aukštą išsilavinimą turinčių moterų yra skirtumas tarp pageidaujamo ir faktinio šeimos dydžio. Sunku pasakyti, ar tos šeimos tikrai susilauktų pageidaujamų vaikų. Bet čia yra galimybė taikyti tikslingą socialinę politiką, ypač būsto srityje, kad tinkamų ekonominių ar kitų sąlygų trūkumas nebūtų atidėliojimo priežastis. Kita priežastis, kuri išryškėja tyrimuose, tai ir tinkamo partnerio problema, kas žinoma turi įtakos
tiek galimybėms kurti šeimą, bet ir sukūrus spręsti turėti daugiau vaikų. Na, čia pereinu prie temos esmės, kas buvo mano tema. Taigi, kokie pagrindiniai šeimos politikos iššūkiai sisteminių požiūrių, nekalbant apie lėšų trūkumą, nes jų visada trūksta, bet kai yra nustatomi prioritetai, ištekliai, taip pat randami. Tai čia, ką mes įvardiname irgi šeimos taryboje, kaip, tokius stambius, galbūt, apibendrintus, sakysim, šeimos politikos iššūkius. Tai demografinė struktūra, prognozuojant ilgalaikį gyventojų skaičiaus mažėjimą. Turbūt niekas neturi recepto dėl gimstamumo padidinimo, tačiau svarbu domėtis įvairių šalių patirtimi ir dalytis ją, diskutuoti, ieškoti sprendimų. Ir tikrai gerbiama Seimo narė Aušrinė čia irgi teisingai pasakė, kad tikrai tų priemonių ir tų žingsnių yra diegiama. Tų priemonių yra diegiama ir daug kas padaryta pastaraisiais metais. Čia dar mums reikia irgi turbūt įsivertinti, kas pasiteisina, kas galbūt mažiau yra paveikų ir panašiai. Akivaizdu, kad aukštų rodiklių nebus įmanoma pasiekti, bet galima pristabdyti smarkų demografinį mažėjimą paramos ir kultūrinėmis priemonėmis, turint galvoje, kad dabar mes turime tam tikrą langą. Kiek didesnė 30-39 metų amžiaus grupė. Šeimos politikos krypčių apibrėžtumo problema ir jos objektas subjektas. Taigi, kas yra šeimos politikos objektas ir kartu subjektas? Tai universali tarptautinė dilema, aktuali ne tik Lietuvai. Individualių poreikių užtikrinimo politikoje šeima dažnai lieka menkai matoma kaip vienetas, kaip subjektas ir aktyvi pačios politikos veikėja pagal subsidiarumo principą. Viešosios politikos diskurse dažniau kalbama apie individų šeimoje, o ne apie šeimą kaip visumą, pagaliau kaip pirminę bendruomenę. Ši dilema atsispindi ir mokslinėje literatūroje. Keliami net ir fundamentalūs klausimai, jei šiandien taip sudėtinga apibrėžti šeimą, ar šeimos politika apskritai dar reikalinga. Ar šeima ir jos politika netapo tik istoriniu objektu? Gal užtektų vaiko gerovės, lyčių, migracijos, amžėjimo politikos, per ką galėtumėm spręsti ir gimstamumo bei kitus demografijos klausimus. Šiandien vyraujant netikėtoms, bet iš dalies ir tikėtoms tendencijoms, esame priversti naujai grįžti prie šeimos klausimų. Šeimos reikšmė ir vertė neapsiriboja vien gimstamumo perspektyva. Jei į šeimą žiūrime tik instrumentiškai, rizikuojama prarasti jos gilesnį socialinį vaidmenį. Šeima yra socialinis išteklius, socialinio kapitalo šaltinis, kaip teigia mokslininkai, kurianti ryšius, tapatybę, pasitikėjimą, tarpusavio įsipareigojimus, kurie yra naudingi ne tik pačiai šeimai, bet ir visuomeniai. Sociologijos ir antropologijos mokslams šeimos ir visuomenės sąsajos išlieka esminės ir šiandien. Nors gal trūksta išsamesnių refleksijų palyginti su ankstesniais dešimtmečiais apie šeimos gyvenimo, jos formų ir struktūros pokyčių pasakmes visuomenės sanklodai tvarumui. Čia norisi prisiminti prancūzų antropologą Claude Lévi-Strauss, kuris visuomenės atsiradimą siejo būtent su šeima, pabrėždamas jų neatsiejamą ryšį. Kai krinka šeima, silpnėja ir visuomenė. Lietuvos atveju tai ypač aktualu. Per pastaruosius 30 mečius daugiau nei pusė santuokų išyra, didelė dalis vaikų auga su vienu iš tėvų. Tokie procesai neišvengiamai turi ir turės pasekmių tiek jaunos kartos socializacijai, tiek pačiam visuomenės audiniui. Socialinio kapitalo požiūriu taip silpnėja ryšių tinklai, mažėja pasitikėjimas, o visuomenė tampa labiau pažeidžiama. Toliau su tuo susijusi problema, tai šeimos politikos kompleksiškumo ir kartu fragmentavimo, veiksmų koordinavimo trūkumas. Šeimos politika tikrai be galo kompleksiška, galima sakyti, apima visą žmogaus gyvenimą. Iššūkis yra jos ribos apibrėžtumas, sričių ir priemonių koordinavimas praktikoje.
Dar reikėtų pridurti šeimų poreikių individualizavimą, regioninius skirtumus, į ką mums irgi visada svarbu atsižvelgti. Kitas iššūkis - šeimos politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų sąveika. Čia taip pat prie iššūkių. Šeimos politika Lietuvoje nesusiformavo kaip savarankiška viešosios politikos sritis. Dažnai veikia kaip kitų sričių - socialinės, vaiko gerovės, lyčių politikos, užimtumo dalis. Šiuo metu šeimos politikos priemonės yra įgyvendinimos per skirtingas ministerijas ir kitas institucijas. Pagrindinės yra socialinės apsaugos ir darbo, švietimo ir sveikatos apsaugos ministerijos. Tačiau reikia, kad daugiau įsitrauktų ir kitos ekonomikos ir inovacijų, vidaus reikalų, ypač dėl regionų politikos, aplinkos apsaugos ir kitos. Atnaujino darbą šeimos politikos komisija, jungianti ministerijų atstovus. Tikėsime, kad tai pagerins ministerijų bendradarbiavimą ir šeimos gerovės priemonių koordinavimą. Čia yra įvairios ministerijos ir institucijos, tame tarpe ir Nacionalinė šeimos taryba, kuri buvo įkurta priėmus šeimos stiprinimo įstatymą 2020 metais ir prie to čia itin prisidėjo gerbiamas Rimantas Dagys ir Seimo narė Rita Tamašūnė ir čia turime salėje ir kitų parlamentarų, kuriems norisi už tai irgi padėkoti, tai ir Rima Baškienė, ir Raimantė Šalaševičiūtė, tai nežinau, gal ne visus ir paminiu čia, bet tai jūsų indėlis tikrai yra svarbus tam, kad atsirado šeimos stiprinimo įstatymas ir joje buvo numatyta ta šeimos taryba kaip stebėsena įgyvendinanti ir patariamoji institucija. Čia matome toliau įvairias priemonės šeimoms, aš jų nevardinsiu. Lietuvoje sakoma, kad yra bene dosniausiai įvairių šeimoms priemonių, tai mes turim ir palankės iš tiesų tėvystės, motinystės ir vaiko priežiūros priemonės ir pradėta parama būstų. Palyginti su kitomis šalimis iš tiesų gal tų priemonių yra nemažai, tačiau pats priemonių buvimas dar neparodo jų naudos ir poreikio, o problema ir ta, kad nėra sistemingai tyriamas priemonių poveikis ir kur be pažiūrėtum būsto parama paslaugos. Visur yra didelis poreikis. Suprantama, valstybė neturi visais ir viskuo pasirūpinti, bet poreikiai iš tiesų yra dideli. Tad be visuotinos strategijos ir tinkamo finansavimo esamų priemonių nepakanka. Šioje skaidrėje matomos įvairios sritis svarbios palankios aplinkos šeimai kūrimui. Ypač norėčiau atkreipti dėmesį į būtinybę stiprinti sąsajas su švietimo ir jaunimo politikos priemonėmis, į būsimų šeimų, taip pat ir Lietuvos ateities potencialo formavimą. Svarbi yra ir reemigracijos politika, jai dar neskiriame pakankamai dėmesio. Plačiau šių temų neplėtosiu, nes tam reikėtų atskiros diskusijos, tačiau remdamasi tarybos patirtimi, bendradarbiaujant su savivaldybių šeimos tarybomis ir mūsų kolegomis iš Vilniaus universiteto ir kitų atliekamais tyrimais, galiu pasakyti, kad vaikų ir jaunimo ugdymo poreikis yra didelis. Ugdymo, kuris orientuotųsi ne tik į akademinius pasiekimus ir įgūdžių lavinimą, bet į visuminį asmens ugdymą, atsižvelgiant į santykius, buvimą kartu, prasmių paieškas, atsakymus į egzistencinius klausimus ir jauno žmogaus vidinius poreikius, lydėjimą į savarankišką gyvenimą, taigi ir parengimą šeimos gyvenimui. Tai yra mūsų visų atsakomybė, pirmiausia, žinoma, tėvų, taip pat ir pedagogų, pagalbos specialistų, bendruomenės, o taip pat ir politikų, visų suaugusiųjų. Didelį susirūpinimą kelia vaikų ir jaunimo psichikos sveikata, priklausomybės, emocijų ir elgesio problemos, patyčių mastai. Sparčiai plinta ir nauja priklausomybės forma nuo išmaniųjų įrenginių ir socialinių tinklų. Taryba yra inicijavusi diskusijų su savivaldybių šeimos tarybomis ir prisidėjusi prie įvairių organizacijų pastangų nacionalinių lygių riboti telefonų naudojimą mokyklose. Tačiau situacija nėra paprasta.
Mokyklų patirtis labai skirtingos ir paradoksalu tai, kad nemaža dalis pasipriešinimo ir nebendradarbiavimo kyla ir iš tėvų pusės. Specialistai atkreipia dėmesį, kad auga vaikų ir jaunimo karta, kuria jau dabar reikia pagalbos ir kurios poreikiai ateityje tik didės. Tai nemažiau svarbu pasirūpinti ir mokytojais, kaip žinom, ir tai rodo tiek neseniai paskelbti EBPO TALIS tyrimo duomenys, tiek kasdieninė praktika, kad dėl pedagogų amžiaus ir patiriamų sunkumų jų pajėgumai artimiausiais metais linkę mažėti. Na ir pereisiu prie tarybos rekomendacijų. Mes esam labai daug įvairiausių pateikę, tai čia gal keletą tokių išskirsiu ir apibendrintų. Taigi, ką galima daryti šiandien? Taryba siūlė keletą sprendimų, tai nustatyti šeimos ir demografijos politiką realiu valstybės prioritetu ir sukurti jos įgyvendinimo strategiją su atitinkamu finansavimu. Kitaip sakant, investuoti į tai. Skatinti teigiamą požiūrį šeimą ir vaikus per švietimą, komunikacijos kampanijas, socialinę reklamą ir kitais būdais. Investuoti į jaunimo ugdymą ir parengimą šeimai, plėsti prevencinės paslaugas. Šeimos politikoje dažnai pametami suaugę, sutuoktiniai. Lietuvoje išlieka iš tikrųjų tas didelis procentas, apie 70% vaikų, kurie gimsta sutuoktinių šeimose. Tai o esant tokioms skyrybų tendencijoms, matome poreikį jas stiprinti. Tikrai jau yra nemažai pagalbos ir, galima sakyti, socialinių paslaugų, sveikatos ar švietimo paslaugų srityje įvyko didelis proveržis. Tai svarbu būtų plėtoti toliau ir daugiau. Plėsti būsto paramos priemonės, ypač jaunoms ir gausioms šeimoms. Tos priemonės yra pradėtos, tai kalbama jau apie tolesnę plėtrą, didesnės investicijas, o taip pat ir peržiūrą atsižvelgiant į praktiką. Remti gausias šeimas per mokesčių lengvatas ir kitokiais būdais. Mes čia turėjom irgi tokią diskusiją gausių šeimų klausimų ir pateikėme daug pasiūlymų, kaip remti šias šeimas, atsižvelgiant irgi ir į kitų šalių praktiką. Na ir baigiu jau, tai kiti pasiūlymai institucinių lygmenių, siekiant užtikrinti glaudesnį ministerijų bendradarbiavimą šeimos politikos srityje, vertinti demografinės tendencijas ir priemonių taikymo poveikį reguliariais nacionaliniais moksliniais tyrimais, sukurti šeimai palankios aplinkos indeksą, kad būtų galima stebėti šeimos politikos priemonių poveikį. Mes nuolat kartojam šitą savo pasiūlymą, nelabai iš tikrųjų palaiko mūsų institucijos dėl šio pasiūlymo, bet mes ėjome toliau ir artimiausiu metu taip pat turėsime kaip naują tokį pasiūlymą, supažindinsime su naujais mūsų atradimais. Tai remti NVO, kurios atstovauja šeimoms ne tik kaip paslaugų teikėjos, bet ir kaip pagrindiniai partneriai formuojant politiką, tai čia mes turim galvoje ir bendruomenės. Tai dar kartą dėkoju visiems už dėmesį ir linkiu visiems mums produktyvios diskusijos. Ačiū poniai Lijanai. Lijana iš tiesų tiesiog tobulai tilpo į tas 20 minučių, tai ačiū jai.